Aš kad tik nenusidžiovaučiau. Tau natūralu, tas nieko tokio. Kaip ir wow, Vilma. Iš natūralumo nepykau. Jo, man taip, žinai, pavyksta kartais. Dažnai. Arba pastoviai. Taip. Pasitikrinam, ar mes eteryje. Ar jau? Nežinau, tuoj Nu, pasižiūrėsime. prasideda jau man. Jau, Eteryje. jau ateina. Ar jau? O, Nežinau. lauk, aš Pasižiūrėsime. prasideda jau man. Jau, Eteryje. jau ateina. Ar jau? O, čia iš tavęs? Lauk, Aš pasižiūrėsiu. Taip, garsas tuoj. Aš jau lendu į savo kompiuterį, galvoju, kaip čia man primažinti. Taip. Kągi, Vilma, viskas, jau galim pasveikinti su visais. Susitikom šiandien su Vilma pasikalbėti tokia, tikiu, kad labai aktualia tema. Ar tai meilė, ar manipuliacija, atpažinkime toksišką elgesį ir norėčiau, nežinau, ar man tave pristatyti ir tu pabaigsi, ar tu visiškai save nori pristatyti. Tu gali Kurį mane variantą pristatyti, renkies? o aš pabaigsiu. Arba O kaip tu va, nori. nu super, taip ir norėjau. Tai Vilma tokia ryški šiandien, nu, tema apie meilę, tai kaip pridera, iš karto energijos įneša. Tai Vilma yra intuityvioji mentorė, kuri būtent specializuojasi, jeigu taip galima nepavadinti, toksiškose santykiuose ir kaip iš jų išeiti. Ar teisingai, Vilma, sakiau? Mano sritis yra toksiniai santykiai ir kaip priimti tą galutinį sprendimą, bet neišeiti iš tų toksinių santykių taip, kad neskirybos, bet atsigręžti į save pačią. Va tas sprendimas atsigręžti į save Iš toksiškumo tada, ne? Gal taip Jo, būtų išeiti iš pasakyt. toksiškumo. Jo. Taip, tai tada teisingai. Tik. Žinai, taip galvoju apie tą mūsų pokalbį ir taip dažnai, kiek socialinėje erdvėje tenka visokių postų skaityti, matyti, kad mes dažnai nesuprantam, kas tas toksiškas elgesys, ne? Ten moteris užduoda įvairius klausimus, ar tai normalu, ar tai taip. Ir man jau vien tas toks klausimas, kai kyla, ar kažkas normalu, tai man jau kažkaip taip susidaro įspūdis, jeigu jau taip kyla, tai nėra normalu. Tai kaip, moteriam pradėti atpažinti, kas tas toksiška, kas netoksiška, į ką taip atkreipdinėti dėmesį, kokie ten tie, nežinau, požymiai, kažkokie veiksmai, pasidalink. Jo, toksiniai santykiai. Realiai tai pas mane klientės jos ateina irgi sako, kas yra, ne taip. Jaučiuosi vieniša santykiuose, jaučiuosi kalta, jaučiuosi, kad pastoviai turiu dėl tų santykių stengtis, vis stengtis labiau, vis stengtis geriau, vis jaučiuosi nepakankama. Dažnai kyla konfliktai tarp jos ir partnerio ir jinai nori nugesinti tuos konfliktus arba tiesiog tų konfliktų išvengti, nes bijo konfliktų. Ne tiek konfliktų bijo tiek, kiek jie būna atviri, kai ten yra barniai, kai keiksmažodžiai arba vienas ant kito šnekėjimas, kaltinimai, bet kartais tas konfliktas būna užslėptas ir yra nekalbadieniai, kurie gali tęstis dieną, 2 ar 3. Ir jeigu jau santykiuose kyla klausimas, ar čia toksiški santykiai ar netoksiški santykiai,
Tai vadinasi, jau kažkas, jau tos užuomazgos kažkokios yra, kurios kelia nerimą. Nes Mhm. automatiškai mes nesijaučiam gerai santykiuose. Ir todėl keliam klausimą, nu kas pas mus, kaip aš jaučiuosi santykiuose. Jeigu aš esu vidiniai sumaišty, daug emocijų, neatsirenku, kaip aš jaučiuosi iš tikrųjų, ar aš esu savy, ar aš esu partneriui. Jeigu aš abejoju savim, abejoju, ar aš esu verta meilės, ar aš galiu mylėti, ar aš esu silpna, o gal aš esu nesavarankiška, kad man reikia partnerio šalimais ir man reikia kęsti visą tai ir, ir nerasti išeities toj situacijai, pavyzdžiui, kai yra pastovus priekaištai, pastovus nurodinėjimai, pastovus kaltinimai, arba tiesiog gali tai pasireikšti ne tik, kad vat, aš kalbu ir kaltinu, bet gali tai pasireikšti ir fiziškai, pavyzdžiui, trenksmas durim ir užgavimas, arba pastumimas, arba jau toks, žinai, kai išeina į fizinį, kai jau išeina į fizinį, visos tos emocijos neigiamos, kurios kaupiasi šeimoje, tarp dviejų žmonių santykiuose, ir jos nėra išsiaiškinamos, jos nėra gražiai iškalbamos, ir kai žmonės negali per tą konfliktinę situaciją vienas su kitu susikalbėti, kartais jos taip susikaupia ir mūsų kūnas tiesiog, mūsų psichika neatlaiko ir galime mes tiesiog paimti, išreikšti fiziškai smurtu. Mhm. Tai jau čia, žinot, kartais ir taip moteris, kurios Jau patiria kraštutinumas. jo kraštutinumas, bet tai ir tai, kai būna kraštutinumas, moteris būna, kad sunkiai supranta, aha, čia vieną kartą, čia antrą kartą, čia trečią kartą ir ar su manimi taip vyksta. Ir negali, nu, jom yra sunku patikėti, kad negi čia dabar tas kraštutinumas, kuris įvyko man, nu, va, dabar, ar čia tiesa, ar čia gal netyčia, ne, čia netyčia, čia taip toliau ir panašiai. Ir ar dar jeigu partneris pasako kitą, pavyzdžiui, dieną ar papraėjusi po 2 dienų, tu ne taip supratai, nu čia nieko nebuvo. Ir mes norėdamos va taip patikėti ir gelbėti tuos santykius, ar ne, nu ne, gelbėti, kaip mes suprantam, nesiskirti, ar ne, dažniausiai taip. Tai čia Gelbėti tai, ieško pateisinimo apskritai, ne, tokiem, jo, nu, pateisinimui, elgesiui. Ta jo, prasme, taisyti ar tai santykius. normalu klausimas, ne, kyla toks. Ar tai Mhm. normalu toks, lyg ir nori pritempt prie to normalumo. Net Jo, jei kažkas iš išorės ir pasakytų, kad tai nenormalu, tai tokiuose santykiuose, nu, tas partneris vis tiek ieško to, nu, pritempimo, kad tą pateisinti. Ar jo, taip? taip, būtent, tą pateisinti. Ir kad čia nieko, Mhm. tokio, bet va tai, kai jau čia paskutinis, kai išeina jau tas visas iš vidaus į fizinį veiksmą. Bet iki to fizinio Mhm. veiksmo irgi būna, gali būti veiksmai, kurie sukelia, pavyzdžiui, tarkim, kalbam apie moteris. Veiksmai, kurie sukelia moterim kaltę. Ir, pavyzdžiui, tu nebuvai pakankamai gera, tu nesugebėjai, arba tu per daug jautriai sureagavai, va čia tau PMS, čia jau tau BBS, taip toliau ir panašiai. Tai Jeigu, toks nuneigimas, ar gerai girdžiu, Vilma, vat, kad moteris atsipažintų, tarsi tavo va, tie jausmai, viską, ką tu jautėjai, kaip ir netiesa, kaip nesvarbu, kaip, nu, kaip tu įsivaizduoji, ne, tai kokį fantazijos kažkokios vat, jo, įvardyjamos, ne, kad, nu, tu prisigalvoji tiesiog, nu, vat, taip, viskas būtent, kaip ir leidžiama, ne? jo, kad būtent tavo jausmai, ką tu jauti, ką tu supranti, ką tu suvoki ir kuo tu tiki, yra paneigiami ir užginčiami, kad jie yra neteisingi. Mhm. Ir va tada, Neteisinga. kai tu kaip moteris yra pati gerai,
o gal tikrai ne, ir mes pradedam pačios savim abejoti. Nu, plemba, gal tikrai ne, aš nesupratau. Ir tada mes pereinam iš savo tiesos, kaip pasakyti, išeinam iš savo ašies, ne iš savęs, pereinam į to žmogaus ašį, į to žmogaus supratimą ir mes pradedam matyti tai iš dalies žmogaus akim. Ir jeigu mes Tai nusižengiam toks, tam žmogui, nu kaip pasakyti, nusižengiam. Jeigu mes nuviliam tą žmogų, mes vėl norim dar kartą stengtis, bet tai ateina ta pastanga stengtis ne iš meilės, ne iš gerų emocijų, bet ateina ta pastanga stengtis iš kaltės jausmo. Kad aš esu nepakankamai gera, nepakankamai pasistengiau. Nepakankamai nepadariau. Ir tokie, pavyzdžiui, sakiniai, kad aš su tavim gyvenu, o 10, 15, 20 arba 5 metus, o tu manęs visai nepažįsti. Partnerio, pavyzdžiui, kuris va taip, aš nepažįstu, aš taip stengiausi ir aš pasijaučiu, tu kalta, nu taip, gal aš ir nepažįstu. Gal man reikia vėl iš naujo pasistengti. Tai mes čia jau kalbam apie tą manipuliaciją, tarsi iš to partnerio moteris sulaukia kaip ir net ir iki fizinio, net tokio emocinio, visada to tokio jau kaip smurto galima nepabijoti turbūt to žodžio. Ir tu prisiemi tą kaltę savo, kad tai tu tarsi viską tą išprovokuoji, kad tai tu pati kalta, kad taip vyksta, nes jeigu tu būtum geresnė, tai to nebūtų, tai tavyje problema, teisingai? Taip, jo. Ir kaip tada tos moteris jaučiasi? Kokios emocijos va tada iškyla, nes, nu, iš savo mylimiausio, ne, brangiausio žmogaus, tu girdi, kad va dėl to, kad tu patiri fizinį, psichologinį smurtą, tu esi pati kalta. Jo, Ką jos tada išgyvena? taip pasakyti, tu pati iššauki. Tu pati iššauki savo veiksmą, ne savo, nu, savo veiksmais, savo elgesiu. Jo šitą. O ką jos jaučia? Jos jaučia tokią vidinę kančią. Nes kad ir ką daro, yra negerai. Ir kančią jaučia tuomet, kai jos, pavyzdžiui, pasirenka partnerį ir vidum jos galvoja, negerai, aš taip nenoriu daryti. Taip nesigaus, tai eina prieš mano poreikius ir mano norus ir mano galbūt vertybės, bet gerai, aš renkuosi partnerį, nes man yra svarbu santykiai ir jisai. Ir tada jos, kai pasirenka partnerį ir pamina savo poreikius, savo norus, savo gerbuvį, savo gerovę, jos jaučiasi kaltos prieš save. O jeigu jos pasirenka save, o ne partnerį, tada jau iš partnerio vat ateina priekaištai arba nekalbadieniai, arba konfliktas, arba dar koks nors nesusipratimas. Nu, pavyzdžiui, kai tokia situacija, pavyzdžiui, jeigu aš noriu išeiti, išgerti kavos su draugė, ne? Aš taip noriu, aš senai buvau, prieš pusę metų buvau išėjus. Ir aš pasirenku draugę, išeiti su draugu. Aš jaučiuosi kalta prieš partnerį, kad aš, nu, vat, pasirinkau išeiti, o šiandien yra šeštadienio vakaras arba penktadienio vakaras, kur šeima galėtų praleisti jaukiai, gražiai. Aš išeinu atsigerti porą, trejetą valandų vakare kavos ar vyno ten į kavinę, ne? Ir aš pareinu namo ir mano partneris, matau, yra nepatenkintas. Jis ateina su priekaištais arba tiesiog su ignoravimu, arba tiesiog su nekalbėjimu ir aš jaučiuosi blogai. Bet iš kitos situacijos, jeigu aš pasirenku partnerį ir aš jaučiuosi apleisdama savo draugę, aš jaučiuosi neturėdama to laiko, kur aš noriu turėti tas porą, trejetą valandų pasėdėti. Tai aš jau
jaučiuosi tokia liūdna, nusivylus, aš turiu derinti, aš turiu stengtis, aš turiu kažką kombinuoti ir save galų gale paminti tą savo norą, išeiti, pasibūti. Tai va Bet gauna ką tu kalbi, ar išvis įmanoma įtikti tada tokiam partneriui? Nes bet koks veiksmas, tai suprantu, vis tiek išaugs tą nepasitenkinimą. Ar įmanoma tada įtikti? mano moterų praktika, gyvenimo patirtis, kokia čia praktika rodo, kad labai sunkiai, neįmanoma įtikti. Nei jos pačios įtinka savo, nei partneriam įtinka. Ir va tada būna konfliktas, tada jos vėliau pradeda bijoti, nu jos pradeda vengti tų konfliktų, kad tik nesukonfliktuotų, kad tik nenuviltų partnerio. Ir jos gaunasi tokio, žinot, va tokio kaip pasimetimo būsenoj tarp savęs ir tarp jo, ir aš nežinau, ko noriu, ir galų gale aš nežinau, ko man reikia, kokie yra mano poreikiai. Nes ne kartais, o dažnai moteris, kurios yra toksiniuose santykiuose, patiria manipuliacijas, jos net bijo išreikšti savo norus ir poreikius. Todėl, o vdrūg netitiks, vdrūg būsiu nepriimta, o jeigu būsiu nesuprasta, o jeigu būsiu atstumta ir tas mano poreikis, pavyzdžiui, bus, norėk, ką aš dabar galiu tau padaryti. Vat nėra to tokio, žinai, atgalinio grįžimo ir išklausimo. Ir joms skauda, ir jos tada nuryna, ir geriau va šito viso vengia. Tai ką tada tėkmė tiesiog plaukti pasroviui, bet tik kur tai veda į niekur. Tai niekur negali vis, nes bet Tai, kokiu atveju nei tie santykiai, partnerių, nei su savim tada į niekur neinantis. Jo, Tai, jie neina. Pavyzdžiui, ar verta tokius santykius bandyti, pavadinkim, taisyti? Ar įmanoma? Žinot, svarbiausias dalykas yra tas, aš ir iš savo patirties sakau dabar, kad svarbu yra atsisukti į save. Atsisukti save ir rūpintis savimi, tai nereiškia, kad aš imsiu ir užmiršiu kitą šalia esantį. Atsisukti tai reiškia pasižiūrėti, atmerkti akis, kaip aš jaučiuosi, kokioje aš realybėje gyvenu ir ar tai mane tenkina, ar aš esu laiminga. Ir jeigu aš nesu laiminga, tai ką aš galiu padaryti dėl savęs, kad būčiau laiminga. Ir kaip mes keičiamės, tai keičiasi ir aplinkybės. Jeigu mūsų partneris pamato, kad mes keičiamės ir jisai irgi gali pasiduoti tai tėkmei tam keitimusi, nes mato, mano žmona linksmesnė, mano žmona laimingesnė, mano žmona galbūt veiklesnė ir tada keičiasi energetika. Ir tada partneris gali pasiduoti tam ir sakyti, gerai, mes tuose toksiniuose santykiuose sukūrėm tuos toksinius santykius, tai mes abu. Ir tai mes abu galim juos pataisyti, bet čia reikia dviejų žmonių. Ir jeigu sutuoktinis jisai mato ateitį kartu, arba myli taip, kad nori sekti paskui, gerai, keičiamės, gerai einam pas psichologą, arba gerai darom tą ir aną, kad mes išeitum. Turi būti dviejų žmonių toks noras eiti viena kryptimi. Tada ir viskas susitvarko. Ir santykiai jie tvarkosi. Bet svarbu mum pačiom paklausti, mum pačiom išsiaiškinti, ar mes dar galim taip gyventi, ar mes norim tą kryptim eiti, širdį, atmetus protą, atmetus ego, atmetus principus.
atmetus viską. Va taip nuoširdžiai pasižiūrėti, ką aš turiu ir aš save išsigydau ar ne, su savimi susitvarkau ir tada viskas rutuliojasi natūralia tėkme. Mhm. Žinai, Vilma, aš tokį vieną momentą, vat, man pačiai labai smalsu ir norėčiau, vat, tokio, gal ir moteriam bus tai naudinga, ne, tas klausimas toks. Žiūrėk, tokiuose santykiuose gyvenančios moteris, nu jos, nu stipriai sužlugdytas yra emociškai, pasitikėjimas dingęs, ta tokia baimė, nerimas ir toks kaip užsispėtimas, ne? Ar tokioms moteriams, vat, lengva tą žingsnį žengti ir atsigręžti save? Kaip, vat, kas turi, vat, supurtyti, ar, vat, kaip pasiryžtai, nes, nu, tau tiek įsakyta, pridėkta, kad tu, vat, kažkokia nepilnavertė, tu tokia, anokia. Ir kaip, vat, pasikelt, vat, tą drąsą vidinę, kad ne, ašgi žinau, kad aš esu pilna, kad vat ta meilė savo, ne, vat kaip į save ryžtis pasižiūrėti po visų vat tokių išgyvenimų. Nes, nu, tikrai stipriai kerta per viską. Jo, tai kerta per viską, bet visų Kur tas pirma, atspirties taškas? visų pirma, suprasti, kad tas žmogus, kuris manipuliuoja, jisai irgi turi problemų, jisai irgi serga. Serga. Nu, kaip ir ta moteris, kuri yra aukos pozicijoje, ar ne? Kuri yra manipuliuojama. Irgi tam tikrą prasme jinai, nu, nėra sveika moteris. Jo savivertė yra pažeista, jinai savimi nepasitikė, jinai nežino, ką daryti, jinai nežino, kaip elgtis. Tai reikia suprasti, kad tie du žmonės, jie yra abudu vat savuose tiesuose ir savuose nusivylimuose ir savuose tuose veiksmuose ir savam katile verda. Ir kad nepriimti to žmogaus, kito žmogaus, tiksliau, į to žmogaus žodžius reikia žiūrėti kaip į kritiką, bet į jo kritiką, kas eina iš jo lūpų, bet tai ne apie tave, tai jo yra būsena ir jo emocija. Tai nieko bendro su tavimi neturi. Tai čia jo reakcija. Jo reakcija. O pačiai moteriai tiesiog užduoti va tą klausimą, ar aš esu laiminga santykiuose ir kaip aš jaučiuosi. Ir tiesiog susirašyti. Va taip susirašyti, kaip aš jaučiuosi santykiuose. Vieną dieną, ateina kita diena, vėl tokį pavesti, kaip dienoraštį. Nes kartais, kai mes įsivažiuojam savo mintyse, mums taip yra natūralu ir mes net pažįstam. Kitą dieną, antrą dieną, savaitę, 2 savaitės, 3, o po to imkite ir paskaitykite. Va tas visas dienas, kaip jūs jaučiatės, ką jūs išrašėte. Ir tada, va, kai pamatai ant juodą ant balto, kad tu rašai tą patį ir tą patį, kaip tu jauties, kartais užtenka va tokį galvai, ne, kažkas čia negerai, aš taip nenoriu. Ir tada tu darai patį pirmą žingsnį, kokį pirmą žingsnį? Nubrėži ribas. Nubrėži tam žmogui ir savo ribas. Nu, pavyzdžiui, tokia situacija, kai susėdi prie stalo ir partneris ant tavęs, pavyzdžiui, pakelia balsą ir šaukia. Ir sako, tu tokia, tu anokia, tu trečiokia, tu ketvirtokia ir taip toliau, panašiai, tu kalta, aš nesuprantu, bet eina ant tavęs kritika, visą batą išsilieja ir tu supranti, kad tai čia partnerio dalykai. Čia jis pyksta. Ir tada vietoj to, kad tu išklausai,
Va taip, visą atsirado, nes tu gerbi jį, ar ne? Tu išklausai, leidi jam įsišnekėti, bet tau tai niekas neleidžia įsišnekėti. Tau tai niekas neleidžia pasakyti, arba jeigu leidžia pasakyti, tai žinai, niekas negirdi ir nesupranta, ką tu nori pasakyti. Ir tada va tu pakeli ranką ir sakai stop. Jeigu tu neturi ką nors dabar gero man pasakyti, tai ir nesakyk. Va čia yra nubrėžimas ribų, kad stop, aš nenoriu klausytis, man skauda. Man negera, nu tu pasakai ir su ranka, aš su kūnu parodai. Tai jau čia nubrėžimas Ir ribos. partneris tai priima toks žmogus? Kaip jisai reaguoja tada? Gali priimti, gali nepriimti, čia labai įvairiai nuo asmenybės ir nuo to charakterio temperamento, bet arba tu atsistoji, nusisuki ir nueini. Nu, parodai jau fiziškai, kad stop, negaliu. Ir suprantat, kaip yra, jeigu moteris pagauna tą drąsos momentą, sekundėlę, jis sako, stop, nebegaliu, pas ją atsiranda tvirtybė. Ir tada jaučiasi jinai stipresnė, negu buvo prieš tą sekundę. Todėl, kad jinai apgynė save, savo jausmus ir pastovėjo už save. O šitam žmogui, kuris jau ant tavęs ten šaukia, ar ką nors liejasi ant tavęs, ar ne, jam šokas popa, jinai pirmą kartą mane sustabdė, kaip man elgtis. Čia jau yra kažkas naujo. Tai vat, nubrėžiai ribas, apsaugojai save, gerbi save ir neleidi savęs teršti. Bet tokie paprasti dalykai. Drąsa, ką girdžiu, tai drąsa. Bet vat kaip tavo patirtis, ar vienom moterim be pagalbos iš tokių santykių lengva išeiti? Nes jos tikrai būna kaip žmogus, ane, tas pasitikėjimas, savivertė, viskas sutrypta. Ar lengva va tą drąsos ugnelę įžiebti pačiom? Jos kiek bandžiusios, jos vis tiek, kad ir išeina iš tų santykių, tos, kurios yra tvirtesnės, stipresnės, jos išeina iš tų santykių. Įeina į kitus santykius. Bet ir vėl jos mato, pastebi, sako, nu negerbė manęs. Jau antras ir trečias partneris, pavyzdžiui, na jos negerbė savęs. Nes ir tas partneris negerbė jų ir sako, kas čia yra, sako, Vilma, kas čia yra, va, aš kaip tik su Danė visai nesenai turėjomės pokalbį ir sakau, žinai, kai tu išėjai iš santykių, tu nesusitvarkei savo vidaus. Tu nesusiradai savo stiprybės. Taip, tu nesusiradai savo stiprybės, tu nežinai, ko nori, tu nežinai, kokie tavo poreikiai, tu nesitvirta savy ir nesidrąsi, tu nesusitvarkei su tom mintim, su tom emocijom, tu įsinešiai tą patį ir tas pats grįžo tau lygiai tos pačios situacijos, tik kitų veidų. Ir tu vėl tą patį darysi ir vėl tu taip pat gyvensi panašiai, vėl tau situacijos tos kartosi su kitais vyrais, nes tu nesusitvarkei savo vidaus, kad to nebūtų. O kad to nebūtų, dažniausiai reikia mentoriaus. Žmogaus, kuris praėjo tą dalyką ir jisai žino, kaip su tuo susitvarkyti. Jisai mato daugiau. Ir tos situacijos, kurios paprasčiausiai moteriam, jos yra esančio moterim, kurios dabar yra mentoriai, jau kažkada yra buvusios panašios ir jisai susitvarkė, jisai išėjo, jisai visai kitoks. Jis turi tą instrumentų bagažą, portfelį ir jis gali padėti. Aš žinau, kad čia labai didelio palaikymo tiesiog reikia, nes, tiek, kai tau visada sako, kad tu nemoki, negali, neverta, ne taip, tai vat, kad tos drąsos visų pirma įkvėpt, kad, taigi netiesa, taigi viskas mano rankose. Tai vien to palaikymo aš čia ypatingai reikia, kad ta drąsa atskleisti. Nes reikia suprasti, kad tu tuo patikėjai.
tu tuo patikėjai, ne iš blogo dalyko, tu patikėjai tuo, vat, kad tu neverta, kad tu nesugebi, taip toliau. Nu, tu tiesiog pasigavai tą mintį ir tą mintį daug kartų, kad tai tapo tavo tokiu, žinai, va, tokia programa, tokiu įsitikinimu, kad taip, Nu, tiesa, tapo į tavo pasąmonę tiesa įsirašyta tiesa. ir tu gyveni ir tu toj tiesoj gyvendamas, virdamas tose kaltės, sumišimo, pasimetimo, nuovargio, liūdesio, streso, į visokiuose tokiuose vat, baimės emocijose, tu tiesiog nematai tos tiesos, kai yra kita tiesa, kad galima ir gyventi kitaip. Tu tiesiog nematai, vat, Būtina. reikia jo, kad nesveika gyventi tokiuose santykiuose ir praleisti tokį laiką nei tau sveika, nei tavo partneriui sveika, nei tavo vaikams sveika. Nes toliau persiduoda visas tas toksiškumas per vaikus į kitas kartas. Taip, ir žinot, ir dabar aš noriu pasakyti moterim, nu ir vyram tas pats galioja, kad jeigu jums sunku santykiuose, žinokit, kad gali būti geriau. Ir nereikia tikėtis, kad ims tas žmogus ir pasikeis pagal jūsų norą ir jums bus gerai. Nu ne, taip nebus. Ir jeigu jūs taisot santykius, tą patį per tą patį darot ir jūs matot, kad vis tiek jūs atsiduriat tam užburtam rate, mylėdami ir būdami mylimi, jūs atsiduriat tokiam užburtam rate, kur meilė neduoda jokios ramybės, kur meilė daugiau prašo, reikalauja. Ir tai atsitinka ne dėl to, kad vat, mes esam silpni, mes esam nesavarankiški, ar čia mes taip nusipelnėm. Ne, tai atsitinka, tokie dalykai atsitinka todėl, kad mes tiesiog norim būti mylimi. Tiesiog norim būti mylimi ir mylėti. Norim būti priimti tokie, kokie esam. Nenorim būti nuteisti, todėl mes pradedam ieškoti visokių tokių kompromisinių derinimusi, tokių kelių, kad viskas funkcionuotų ir mes būtumėm priimti kaip wow, šaunuoliai. Bet mes nebūnam priimti, nes mes nebūnam atviri ir nebūnam tokie, kokie esam. Kaip aš galiu tikėti susirasti partnerį arba kad išėjus iš toksiškų santykių ar būnant toksiškose santykiuose, kaip aš galiu turėti savęs vertą partnerį, kuris būtų man geras, mane mylėtų, manim rūpintus, aš galėčiau atsiskleisti, aš galėčiau leistis būti savimi, jeigu aš pastoviai slėpiuosi ir pastoviai kažką imituoju. Kaip aš galiu, pavyzdžiui, išėjus iš santykių, nu jau gerai išėjau iš tų santykių ir einu į kitus, kaip aš, jeigu aš nešios tą patį, nu, pasakykim, taip vaizdingiau. Ir aš nerodysiu, koks aš esu žmogus ir aš tiesiog imsiu žaisti, vaidinti kažkokią kitą, būti patogia. Kaip aš galiu tikėtis, kad, žinai, va, tas žmogus priims mane tokia, kokia yra ir mes abu lygiavertiškai galėsim gyventi. Jeigu aš nešuosi tą pačią klaidą į kitus santykius. Bet čia gal net labiau, kad tiesiog atsipažinti reikia. Nes jeigu jau, sakyčiau, kyla klausimas, ar tai normalu, nu tai jau iš karto tas vėliavėlė raudona, kad, nu, greičiausiai tai jau nėra normalu, jeigu toks klausimas jau iškyla. Tai tas atsipažinimas, taip, kad kas vyksta ten. Nekalbadieniai tikrai nėra normalu. Kaltinimai pastovus nėra normalu, menkinimai nėra pastovus normalu. Nu, pykčio mes visi turim, bet jeigu tai nesibaigiantis ir su to kaltinimu ar kažkokios agresijos prieskoniu, tai irgi nėra normalu. Tai tiesiog, aš taip kaip suprantu, reikia drąsiai tai ir įvardinti, kad tai nėra normalu. Ir
Jo, Nuo ir to va aš taip suprantu. taip, ir tada va tikrai va pasižiūrėti į savo širdį, ko aš noriu, kaip aš įsivaizduoju. Nes blemba, žinokit, yra va širdį tas toks jausmas pas mus visur, visuose instaliuotas, tas kaip man gera, kur man gera, kaip Taip, turi būti, kaip man būtų gera. Vat šitas, jeigu moteris ar vyrai nesusivokia savy, kaip iš tikrųjų, kur man gerai, bet yra tas viduj širdį, galim sakyti širdį, krūtinį, tas mum įgimtas, gimstant duotas, žiburiukas, automatiška navigacija, GPS, kaip vadinti, kur mum yra gera. taip, mes čia atėję iš tikrųjų džiaugtis ir būti laimingi. Tai tik Mhm. tais va visi tie klaidingi, visokie pakrypimai, išėjimai iš kelio mus nuveda ten, kur mes neaugam, netobulėjam Mm, ir viskas, kas vyksta, kas, nu, neturėtų to būti. taip. Tai ačiū Ir, tau, Vilma, už ir šitą. dar noriu, Mhm. noriu labai pasakyti, kad jeigu mes būsim aukoj, tai iš aukos mes ir statysim gyvenimą. Jeigu aš būsiu kančioj, tai iš kančios aš statysiu gyvenimą, jeigu aš nieko nekeisiu. Tai mano gyvenimas stovės ant va šitų pamatų, kai namas, kurie, va taip va, drebės. Ir aš jausiuos nestabilus, nestabiliai, ir aš jausiuos vieniša, ir aš jausiuos negerai, ir aš bijosiu. Bet jeigu aš statysiu tą pamatą, pradėsiu ant savęs pačios arba savęs pačio statyti ant tvirto pamato, kad gerai, aš žiūriu į ateitį, aš jau žinau, ko noriu, maždaug žinau, ko noriu ir turėti tą viziją, ko noriu, vizija visada ištems. Vizija, kokios Mm. ateities aš noriu, nes aš noriu iš širdies, mūsų norai yra sielos norai. Ir aš noriu iš sielos to gero gyvenimo, to gražaus gyvenimo ir kaip aš įsivaizduoju turėti viziją. Taip, tik tais palinkėt belieka išgirst tą sielą, nes labai dažnai per tą triukšmą ir tuos visus dėja, bet nesigirdi nieko. Tai toks palinkėjimas nuo manęs. Ir ačiū Vilma tau už šitą temą, už šitą pokalbį. Aš labai tikiu, kad tikrai padės moterim pagaliau atsipažinti, kas tas normalu ar nenormalu ir tai būtina, netgi sakyčiau. Vilma įkels arba dar pristatys, kur jos yra grupė, kur ją galima rasti, kur ją galima kreiptis. Taip, ramybės erdvė su Vilma, taip, Jo, mano grupė. grupė yra Ramybės erdvė su Vilma. Ten galite Taip. užeiti, prisijungti arba tiesiog iš smalsumo galite pasiskaityti aprašą, apie ką mano grupė Mhm. yra ir ką aš Taip, ir ten kalbu. veda individualias sesijas, tai aš manau, kad imkit, kam reikia pagalba tikrai šitam vat išėjime, iš tos aukos, iš tokių būsenų, tai aš manau, kad 100% tikrai yra reikalinga ir taip tikrai ir lengviau, ir greičiau, ir saugiau. Ar dar norėtum ką nors palinkėt moterim? Aš norėčiau palinkėti jom pradėti save mylėti mažais žingsniukais. Nereikia drastiškais. Mažais žingsniukais. Nubrėžti ribas, atsigerti kavos, kada norit, paskaityti, išeiti, parašyti dienoraštį, surasti dienoj 2 ar 3 dalykus, dėl kurių jūs džiaugtumėtės, kad rastumėt va tą tokį džiaugsmo, tą kamuoliuką, kurį galėtumėt dienoj pūsti, tą pozityvumą, kad už jo galėtumėt užsikabinti. Ir toliau pamažu jį, taip kaip sniego gniūžtė, ritenti ir kai nuspręsit išeiti iš to ir kai reikės pagalbos, galit kreiptis į mane ir į Soną. Noriu palinkėti dar
gerų minčių ir atsigręžti. Tai Vilma labai gražiai palinkėjo. Ir aš tik pridursiu, kad moteris rinkitės visada save. Ypač kai jau iškyla klausimas, ar tai normalu. Rinkite save. Tiesiog šitos Jo. meilės ir Nes juk daug kas užtat kalba. Iš tikrųjų, čia mes ne vienos kalbam apie tą. Pasirink save, atsisuk į save, rūpinkis savimi. Ir nes nuo ten viskas prasideda. Ir dar noriu tai va su tuo pasakyti, dabar atsimenu vieną tokią, greitai pasakysiu, atsimenu vieną tokią mintį, mano pažįstama, mano draugė prieš 4-5 metus sako, Vilma, gerai, kai tu dengi stalą, sako, kai tu pasiimi lėkštę. Nu, yra vienas gražesnis, kitas negražesnis, kokią tu lėkštę, sako, savo pasiimi. Sako, kokią tu lėkštę vyrui duodi. Sakau, nu, gražesnė, didesnė, taip toliau, paserviruoju, nu, pavyzdžiui, į lėkštę įdedu, paduodu vyrui ar ne maistą pirmą, jis sako, tu pasimk gražiausią lėkštę savo, gražiausią savo šakutę, gražiausią stiklinę, įsidėk maistą savo pirmą. Ir sako, tu pamatysi. Ir žinot ką, aš pradėjau taip daryti. Ir nuo tos lėkštutės, ai, kaip buvo faina, aš buvau namuose karalienė. Ja. tai va, su ta mintim, kad rinkite save ir tą lėkštę gražesnę, ir tą kavos puodelį skanesnę. Pradėkit nuo savęs. Tai ką, tada visiems gero vakaro jau. Dėkuoju tau, Vilma, ir aš manau, kad iki kitų kartų. Iki Iki. kitų. Ačiū labai. Ačiū. Gero vakaro ir jums visiems. Vite.